ne šapalus, ne lydekas. Karpioka, karšioka, tinka ir patinka. Kukurūzinis česnakas ir jūrų gėrybės. Čia gal įdėk kažko pakvepink su pienuku. Einam gaudyti Panemunės krantais. Jau trinasi. Viskas įvyko labai greitai. Kruta, pakšt ir atsipalaidavo. Yes. Ramus kažkoks, apsnūdęs. Pavasaris. Kaip gražiai muksi. Galima ir užmigti. Dešrelių, jokių nieko, jokių sausų davinių. Pagaudyti naktį. Kestriukytė. Kibiras, aišku, sietas. Raipšto galvos tai tikrai reikės. Miškerių. Tuščia. Labas rytas. Nu ką, antra žvejyba. Atviram vandenį. Pabandysim. Šiandien upelis šalia, bet ne upėtakius. Ne šapalus, ne lydekas. Šiandien pabandysim tvenkinuką. Mažesnį renkuosi. Komercinį. Didelės žuvys. Esantį Punioje. Jau jūs žinote, ar ne? Kiekvieną pavasarį, tai mano viena iš pirmųjų žūklių būna čia. Labai mėgstu čia atsidaryti. O, pagauti kokį karpioką, karšioką ar dar kokią kitokią žuvį. Nes čia praktiškai visą laiką kimba. Jeigu nedideli karpiai, didžiajam tvenkinį, tai nedideli karpiai mažajam. Kuris, ir skirtas daugiau fiderio mėgėjam. Tai va, ką turim šeštadienį, turim 3 laipsnius tik tai šilumos. Šiandien tokia vėsesnė diena nei vakar 12. Šiandien 3 dieną pranašauja iki kokių 8. Tai vis tiek, pavasaris reikia gaudyti. Vanduo jau šiltas, maži karpiokai turėtų sujudėti. Žiūrėkim, kaip atrodo. Taip atrodo tvenkinukas, skirtas dugniniai. O, lieptas. Didysis yra šalimais, va iš jo teka vanduo ten matosi. O mažasis štai toks. Vėjas nuo šito kranto šiandien planuoja pūsti. Taip, kad reikėtų pereiti į kitą. Ta prasme, likti šitam krante, kad mesti į aną krantą. Tai bus žymiai patogiau ir kokybiškesnis metimas. Vanduo bus šiltesnis tam krante, nes į ten šviečia saulė. Vėjas ten šiltą vandenį supūs. Tai kažkaip tai va taip ir bandysim. Bet vėja praneša 5 metrai per sekundę. Tai toks stiprokas žada būti. Nu va, susinešiau daiktus visus. Ar nešiesi platformą prie vandens, ar nesineši, vis tiek reikia 2 kartus eiti, kai važiuoju į tokią žūklę. Kai pasiemi meškerę ir varai kažkur tai Panemunę, tada viskas gerai. Tada vieną kartą. Arba ten spiningauji kokius upėtakius. Nu, bet kai gaudai kažkur tai komerciniam telkinį, kai automobilis sąlyginai arti, tada vis tiek prisidedi nereikia tų visokių reikmenų savo žūklės. O jų, žinant patirtį ir amžių, tai jų prisikaupė labai daug. Tai va, tai šiandien paprastai paėmiau kėdutę vietoj platformos, sėsiu ant kėdutės, keletą dugninių, planuoju porą skirtingų jaukų, vieną tokį daugiau iš grūdinių kultūrų, kitą daugiau tokį fišmylinį. Metodukas, boiliukai, vafteriukai kažkokie, tai jokių gyvų, jokių dzikų, nieko panašaus. Ir metoduku taip tikrinti, ieškoti, bandyti pagauti tą tokį po žiemos, bebundantį karpioką. Tai va, jų yra tikrai nemažai vasarą, tai čia, kimba be problemų, o ar kips dabar, matysim. Praėjusį sezoną, kai pamenu, kai atsidarinėjau, tai kibimas tikrai buvo ir buvo, visai neblogas.
pats šeimininkas gal ateis įsidienojus, jeigu neišvažiavo į parodą kurtų karpį ar kaip tenai. Karpių paroda 24. Tai va, jeigu neišvažiavo į parodą, tai pasėdėsim kartu, pabendrausim ir pagaudysim. Gerai, ką čia? Deduosi daiktus, o jūs stebėkit. Pradedam nuo jauko sudrėkinimo. Kol dar neišskleistos meškerės, kėdės nepastatytos, atstumai neišsimatuoti. Tai visą laiką reikia įsimaišyti jauką. Jauką čia naudoju savo gamybos. Pagrinde fišmylas. 2 rūšių, vienam daugiau kepinių. Aktyvesnis toksai. Kitas netoks aktyvus. Vieno daugiau turiu, kito mažiau. Vienas daugiau geria vandens, kitas mažiau. Na tai tuos 2 jaukus. Ir susimaišysiu, pažiūrėsiu, kuris bus geriau. O gaudysiu, kaip ir sakiau. Boiliukai, peletės ir panašiai. Gerai, šitas brinksta. Šitas irgi brinksta. Dar galima truputį. Va. Išbrinks tada pro sietą. Ir viskas. Ir žuvaut. Nu va, ant kėdės. Viskas paprasta, atėjai, šlept ant kėdutės, sėdi, nieko statyt, nieko, viskas paprasta, greita. Gerai, apie įrankius. Kol brinksta jaukai, galimagi išsiskleisti meškerytės. Kuo gaudysiu? Tai turiu senučiukus tokius Drenant super feederius, kuriuos daug metų naudoju. Daug metų man jie labai gerai tinka, gaudau visur, upėse, ežeruose. Tinka ir patinka, ką padaręs, tai tik tai pakeitęs priekinį žiedą. Iš čia perstatęs truputį toliau ir padidinęs tam, kad būtų galima naudoti didesnę ritę. Nes su didesnė rite anksčiau nebūdavo galima naudoti dėl mušimo, tiesiog muša. Valas į ritę. Pintukas, kaip be būtų keista, metodas ir pintukas, bet man visai nieko tinka tas variantas. Uždėjęs šok lyderį apie kokią 11 metrų, gal truputį mažiau, gal 9 kokius metrus. Ir vat tokia nedidelė gurų šėryklėlė. Viena dėsiu lengvesnė, kita truputį sunkesnė ir bandysiu kaip seksis. Pažiūrim, kaip čia metasi pas mus. Labai gerai metasi. Surandam klipsus senus, nusiėmam nereikalingus. Užsidėjau pakankamai minkštas viršūnes iš stiklo pluošto. Taip, Drenanas turi ir anglinės, turi ir stiklinės. Tai stiklo pluošto, jos tokios lėtesnės, netokios staigios. Tai užsidėjau šitas viršūnės, 1,5 ozo. Ir labai manau, kad bus gerai. O kaip susispaudęs valas per žiemą rytį. Dar reikia gerai mostelt, kad išmesti visą. Didelė ritė tai dėl to, kad greitesnis būtų išsukimas didesnių būgnų. Nes kaip žinot, dugniniai skirtas mažas perdavimas. Tai jeigu maža ritė, tai visai lėtai traukiasi tada. Tai naudoji didesnių perdavimų. Ta prasme mažų perdavimų, bet didelį būgną. Tai va tas rities būgno dydis labai gelbėja. Ir antras fideriukas toks pats. Niekas čia nesiskiria. Tokia pati ritė, toks pats fideriukas. Tik tai truputį lengvesnė
šėryklėlė. Šėryklėlė tokio pačio dydžio, tik tai truputį lengvesnė. Jeigu ta buvo 40 gramų, tai šita 24. Nu va, meškerytės stovi. Metimus darysiu greičiausiai palei tą krantą. Vis tiek vėjas iš tos pusės juda ir šiltesnį vandenį turėtų priplakti būtent prie to kranto. Į tą pusę vėjas ir dėl to ir atsisėdu šitoj pusėj. Bus žymiai patogiau. Tai va, meškerytės įskleistos jau praktiškai net ir atstumą. Nusižiūrėjau, kur mesiu. Viena truputį toliau, kita truputį arčiau, bet abi dvi pradžiai guldysiu prie kranto. Nes kiek atsimenu iš pernai, tai būtent taip ir buvo, kad prie kranto greičiausiai kibimai ir stabiliausi. Jeigu čia metant kažkur į tvenkinio vidurį kibdavo, bet jie nebuvo stabilūs, užkimba dvi žuvys, vėl valandą ramu, jaukink nejaukinės, tai krantuose toks, stabilus visą laiką buvo kibimas. Vis tiek, šiltas vanduo, mažesnis gylis, ta žuvis migruoja palei krantą, jinai juda, ten žolės, visokie kirminukai ir panašiai. Tai va, einam ruoštis kitų reikalų. Masalų, dėtis kabliukus ant pavadėlių ir užsimest, laukt karpioko. Pas mane truputį bardakas. Pasiruošiam masalus, kur dėsim jauką. Čia dėžutė jaukui. Čia boiliukai, vafteriukai visokie. Pagrinde dypeksas. Mango, o šitas labai kažkaip teisinosi. Šiandien turėtų suveikti kukurūzinis česnakas. Vafteriukai. Bet gal ir ne, nežinau. Matysim. Aišku, čia yra ir kitokių, ir vanilė, ir braškė, ir jūrų gėrybės, ir kavos turiu. Tai kol brinksta, galima gal pagerti kavos. Ir susižiūrėti, ką aš čia dėsiuosi. Kabliukai, pavadėliai ir taip toliau. Aišku, gaudysim metodo šėryklėlėm, tai dėsim metodo ir pavadėlius. Trumpukus, tokius įvairius su guma, praveriamus. Pagrinde tokiuose telkiniuose gaudau su kabliukais be užkarpėlių. Tai taip ir darysim, o nuėmiau, nuslydo ir krenta. Pasiruošim porą tokių. Ir jeigu ką, eigoje keisim. Va, 8 numerio kabliukas, trumpas plaukas, guma, 10-8 cm kažkur, tai čia, 10 cm pavadėlis. Viskas, daugiau nieko nereikia. 0,2 mm mono valas, kabliukas be užkarpėlės, puikiai tiks pradžiai, o paskui jau matysim. Turiu visokių dipų, jeigu ką, paskaninsim jauką ir manau, kad bus viskas labai gerai. Eit gal tada tą jauką pratrint pro sytuką ir dėti į šėryklėlę. Bandyt žiūrėt, gaudyt karpį. Dar truputį dadrėkinau. Ir jisai gavosi toks purus. Susideždam į dėžutę. Va. Viena dėžutė, vieno jauko yra kaip ir paruošta. Tai dabar tą patį padarom su kitu jauku. Irgi jisai prabrinko, dar truputį dadrėkinau nedaug. Irgi labai smulki frakcija.
toks neutralus duonos kvapas su truputį fišmylo. Tas, kas mėgsta labai ryškius kvapus, ten sensacinius, jis sakytų, ko tu čia gaudai, tu čia gal įdėk kažko pakvepink. Didžiąja dauguma tie kvapai yra jum. Žvejam. Nuostabus. Minkštutis. Suspaudus į šėryklą labai gerai laikos. Ir labai gerai pabėga iš šėryklos. Eigoje vėlgi galima bus, kai išdžius dadrėkinti ir vėl per sytuką pratrinti. Ir jis visą laiką bus toksai purus. Toks kaip šviežias, keptas pyragas. Su pienuku. Gerai, viskas, neužsisvajokam. Einam gaudyti. Reikalinga. Aišku, jūs pasakysit, taigi dar žuvies nepagavai. Dar to ano. Bet žinokit, aš geriau pasiruošiu dabar. Ir nereikės skubėti paskui. Turim svečių. Kęstai, labas. Ką gero? Iškeitei gal žvejybą į parodą? Tai kas, jo, važiuosi, galvoju, Kad važiuosi. Nu, Supratau. jo, kažkaip iš vakaro, aš sakau, ryte atsikelsiu ir kaip sugalvosiu. Kaip bus, tai bus. Ja, Gerai. galvoju, kad Graibštas paruoštas. Dedam šalia. Ir bus labai gerai. Tai Kęstas į parodą karpininkų. Jisai į parodą, o aš tada žiūriu į šitą pašariuką ir taip norisi uždėti. Ir mes greičiau. Tai taip ir padarom tada. Dedu masalą, pašariuką ir į vandenį. Bus smagu šiandien, man atrodo. Be elastiko stacionariai uždėta šėryklėlė ant to mono 9 metrų atkarpo šoklyderio. Tai viskas labai, manau, bus gerai. Nebus taip, kad kažką tai, nušaučiau. Gerai, dedam kokį kukurūzinį česnaką bandom. Kaip kvepia skaniai. Tiesiog gumyte, vafteriukas per vidurį ir labai viskas gerai. Pasiruošęs. Suformavau tokį kalniuką nedidelį. Va, štai tokį. Kabliukas viduj. Viskas. Metam. Kaip ir sakau, greičiausiai, kad reiks atsistoti, nes labai jau už nugaros yra tvora arti. Palei pat krantą užmečiau. Viskas. Kažkokio specstovo nenaudoju, porą ragatkėlių. Rytes ant žolės guldau. Laukiam kibimo. Dedam jūrų gėrybių. Paragauti. Karpiokui. Štai taip. Tun. Dabar raudono jauko. Arba rausvo. Toks kasniukas. Gavosi. Galim mest. Reikia tik atsistoti. Taip. Vieną toliau, kitą arčiau. Laukiam.
Ir kas gali būti paprasčiau? Dugninė meškerė. Galbūt dar gaudyti šapalą yra paprasčiau, vaikštant kažkur tai Panemunės krantais. Ar ten kokią kuoją kolchozę. Bet kolchozę vėlgi reikia, yra savos taisyklės. Tai va, o čia užsimetei ir lauki. Lauki, kol karpiokas pats užsikirs, užries. Ar ne? Meškerę ir tai reiks ištraukti. Pasiėmiaugi dar sytą žuvim susidėti reikia. Reikia išskleist turbūt įmesti irgi į vandenį. Nu va. Nepamirškit šito užrašo. Neįskaitomas į gyvenimo trukmę tas laikas, taip kad žvejokim. Panašu, kad prie vienos šėryklėlės jau trinasi. Aha. Viskas įvyko labai greitai. Žuviokas. Nedidelis, bet piktas dar. Aha. Tai praėjo kokios 4 gal minutės. Dar net syto nespėjau įsileisti. Žiūri truputį kruta. Pakšt ir atsipalaidavo. O, amūras. Ne karpiokas. Oi. Na. Opapa. Va. Pirma žuvis. Va kokia. Oi, pirma sezono žuvis, kaip gražiai įsikabino. Kaip gražiai išsikabina, kai kabliukai yra be užkarpėlių. Tai faina. Žiauriai patinka man šitas dalykas, gaudyti be užkarpėlių. Štai tokia žuvis. Amūrėlis, pavasarinis, beveik kilograminis. Gerai. Užkibo vienas, reiškia užkibs ir daugiau. Užkibo amūras, reiškia užkibs ir karpiokas. Leidžiamės į sietą. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Pirma žuvis yra. Yes. Viena žuvis yra. Galima laukti antros. Ir užkibo ant fišmylinio jauko ir česnakas kukurūzas boilio. Vafterio, ne boiliuko. Tai tęsiam tada. Nieko nekeičiam. Dedam tą patį boiliuką, vafteriuką, česnakinį. Ir bandom dar vieną pagauti. Bet jau žiūriu, buvo prisilietimas ir prie kitos meškerės. Ar nebus čia šou? O, pavyko. Nereikėjo stotis. Nu ką, laukiam? Smagu. Aš kaip galvojau, gal ilgiau to kibimo reikės laukti, bet viskas čia vyksta greitai. Greitai užmečiau, greitai ir atėjo. Ant jūrų gerybių irgi kibo, bet kažkodėl kol kas dar nelabai.
Bet kad trinasi tenai, tai irgi tas pats. Trinasi. Ir vėl, vat, kur česnakinis vafteriukas uždėtas. Ir vėl toj vietoj judesiukas. O jūrų gėrybių ne taip. Nenori. O. Yra. Viskas. O, nuėjo. Ir sakiau, nenueina ant kabliukų be užkarpėlių. Atsikabino, nuėjo. Bet nieko tokio, na, varžybose tai galbūt būtų kažkaip labiau gaila. Na, kai nedalyvauju varžybose, tai tikrai negaila. Boiliukas paliktas, vafteriukas, viskas čia gerai. Dedam atgal į šėryklą, uždarom, paspaudžiam gerai ir metam. Labai svarbu po metimo neištempti šėryklėlės iš savo vietos ten, kur jinai nuskendo. Jeigu nukrito, tai žinokit, kad didelis jauko debesis, jisai irgi nukrenta ten, kur įkrenta šėryklėlė. Jinai turi nusileisti tiesiai, ne kaip nors kampu, o tiesiai ten, kur įkrito. Tai tada pats geriausias efektas gaunasi. O jeigu jūs kažkiek tai ją patempėte, tai jūs tiesiog nutempėte į šoną. Ir tada jau gaunasi 2 taškai, kur žuvį ateiti maitintis. Tai šitą reikia atsiminti. Nu tai va, 2-0 praktiškai galima skaityti. Laukiam toliau. Bando dabar ant... Bet šiaip žuvies yra, žuvis trinasi. Gaunasi prie abiejų šėryklėlių. Po metimo praeina kokios 3 minutės ir jau pasirodo judesiukas prie vienos šėryklos, prie kitos. Tik tai kol kas akivaizdu, kad trintas trinasi, bet masalą neypatingai taikosi suvalgyti. Pačio trinimuose ties šėryklėlėmis, na tai pilna. Užmeti, kaip minėjau, 3-4 minutės ir jau trinasi. Jau viršūnėlė rodo. Bet vat paėmimo, įsiurbimo normalaus nelabai. Ką tai galėtų sakyti? Galimai reikėtų truputį dar pamažinti masalą. Nes čia afteriukai 8 mm, 6-8 mm rašo. Nu tai galima būtų truputį padrožti. O, jau čia yra. Paėmė ant jūrų gėrybių. Ilgokai prastovėjo. Pralaukta ilgai buvo. Bet paėmė. Irgi amūriukas, nu. Truputį mažesnis, bet irgi amūriukas. Va. Koksai. Opa. Keista, kad nėra karpiuko visai. Riukai. Būtų smagu, kad užkibtų karpis. Bet aš manau, jie pasirodys. Pabandysiu apdrožti, padaryti mažesnį.
Tai galbūt paims dar geriau. Lengviau. Nu, va, dabar gaunasi iš vis mažytis. Koks 5 mm. Mango. Pabandom. Panašu, kad suveikė. Panašu, kad masalo mažinimas suveikė. Na, aišku, kodėl nesuveiks pavasaris. Kažkoks daužosi kitam gale, bet irgi smulkmė. Nedidelė žuvytė. Panašu, kad ne karpis. Gal vėl koks nedidelis amūriukas. Aha. Tikrai taip. Amūriukas. Tai niekaip nesuprantu, kur karpiai. Pernai amūro nepagaudavai. Sunku buvo pagauti, o dabar karpio bus sunku pagauti. Bet kokie faini, švarūs, gražūs, neapdaužyti torpedos tokios. Tikrai graži žuvis. Leidžiam. Nu ką, toliau drožt boiliuką? Lygtai, bet ne iki pabaigos. Tampo, bet ne iki galo. Kol jie ten kažką daro, aš atsigersiu kavytės. Nes realiai tai nėra kada. Kad užsimetė jau kimba. Galbūt to užtikrintumo tokio nėra, kad karpio nėra. Galbūt dėl to, kad amūrai. Aš jų taip nesugaudęs, kad kaip tu vieną amūrą. Tai papuldavo vienas kitas, bet ne tiek. O, tai jau aš daugiau nei valandą gaudau. Kol kas tik tai amūriukai. Karpiukų nėra. Bet tikiu, kai labiau sušils, pasirodys ir jų. Braškė tai toksai man daugiau, nežinau, vasarinis masalas. Bet, kodėlgi nepabandžius. Kažkokia pauzė įsivyravo. Reikia čia kažką tai permest greičiausiai. Nes tokia 15 minučių kokia tyla. Vos neužmigau aš čia ant kėdės. Braškytė nenuvalgyta, bet barkštelėjimų buvo. Nekeičiam nieko. Kimba ant abiejų, nežinau kurią žiūrėt. Greičiausiai šitą. Kimba ir ant kitos. Ar nebus čia kokio dupleto? Bet panašu, kad vėl ne karpis. Panašu, kad vėl kažkoks amūriokas. Tikrai taip. Tikrai ne karpiokas. Va koksai mažuliukas.
Galvoju, kažką tai reikia gal keisti. O ką mes galim pakeisti? Tašką. Nuo krento pereiti į gylį. Pabandyti gal ten karpiai. Gal įsidienojus išlys. Nes nu dabar kol kas vien šitie mūriukai kimba. Kol vieną tvarkiausi, užkibo ant kitos. Ir kažkodėl tai manau, kad greičiausiai karpiokas. Visiškai kitaip juda žuvis. Skubėt nėra kur, bet greičiausiai, kad karpis. Ir kibimas buvo. Jeigu tie taip baladodavo, tai čia paėmė ir viskas. Ar plaukia savo į vidurį. Toks ramus kažkoks, apsnūdęs. Arba bus į šoną. Bet ne, gal. Iš kur tai varo šonan žuvis. Panašu, kad karpiokas bus. Aha. Gražus. Viskas. Nu va. Laukiau. Ir sulaukiau. Stiprus. Kaip gražiai išsikabina. Negaliu, labai faina. Ir paėmint mango. Uždėjau mango pabandyt. Ir ant jo paėmė. Va. Pavasaris. Faina žuvis. Gražu. Va, pirmas. Tikėkimės bus daugiau. Tinkliuką. Pasigrožėt vėliau juo dar kartą. Prieš paleidžiant. Gerai viskas. Metam vėl. Nu va, vėl permesta viskas, užmesta. Galima laukti. Bet karpis smagiau. Ir kibimas toks liuksiškas, stiprus. Ir traukimas jo jau toksai, nu, traukia jau kaip didelę žuvį. Tikėkimės, kad įsidienojus tie karpiai daugiau ir pajudės. Dabar 11:35. Ai!
Paėmė kažkas tai. Ir panašu, kad ne amūriukas. Aha, panašu, kad karpiukas. Mauna į vidurį. Kaip gražiai muksi. Kaip gražiai muksi. Oi, jėgos turi. Sako, pavasarį neturi. Turi irgi. Pilna jėgos. Įdomu, ar veidrodinis, ar irgi bus žvynius. Nu, kažkur tai arti. Na, žvynius irgi pailgas, gražus. O, va taip. Va taip. Op. Ramiai. Iškabint paprasta. Va, kokis grožis. Šito geriau nerodyt niekam. Va. Toksai gražuolis. Gerai gražuolė. Eime. Į maišą. Yes. Panašu, kad įsidienoja ir ateina į tuos pačius taškus, kur vat kibo amūriukai, ateina karpiukai. Saulytė šviečia, tai kai nekimba, tai praktiškai galima ir užmigt. Tai stengiuosi dažniau permetinėt meškerę, kad neužmigt. Brikšt pravalo, tai iš karto taip net sudrebi. Viduje atrodo, jau, bet ne, dar, neskubėk dar. Dar nekibimas. Vasarą tai to būna žymiai mažiau. Atėjo, paragavo ir lenkia. Nu, bet va dabar pavasarį tai niau. Aišku, turėtum dabar gyvų, ten dziko kažkokio, slieko, nesvarbu. Būtų visai kitas rezultatas. Visiškai kitaip. Nu, bet kai gaudai vat visokiais boiliukais, wafteriais, ant įsiurbimo grynai, ant plauko sistemos, tai dar truputį gal ankstoka. Bet aišku, kimba ir pagaut galima. O tai svarbiausia. Kažkoks mažiukas kabo. Nu, dabar tokia kokia 20 minučių buvo pertrauka. Kibimo nelabai yra. Panašu vėl į amūriuką kažkokį. O, karšiukas.
Dar ir pabėgo. Negalvojau, kad čia karšiukų užsiveisė. Bet pasirodo greitai. Nelabai oras šyla ir nelabai kibimų matyti. Jeigu iš ryto tai dar toks judesys buvo, tai dabar įsidienojus labai jau retas kibimas. Jo. Ir pabandžiau ir giliau užmest ir netgi nuėjau į kitą tvenkinio galą pasižiūrėti. Tokių pabadymų yra, bet kad užsikirstų normaliai, tai žuvis, tai nelabai. Dar jaučiasi, kad labai jau ankstyvas pavasaris. Kovo 2 diena. Nu, kur čia regėta, kur čia matyta. Bet pabandyti visai gerai. Reikia man į savo kūdras įlysti va su metodu pabandyti. Ten tolimės nereikia, dydis nedidelis. Nu ir pagautum spėju. Reiks truputį vėliau pabandyti, kai truputį atšils. Labiau gal kovo 2 pusėje. Šiaip su plūdinė jau irgi reiktų pabandyti. Na, bet svarbiausia, pavyko atsidaryti. Pavyko sugauti karpioką. Ir net ne vieną. Nu, tai visai gerai. Jaučiasi, kad smulkmė visokia bado. Nežinau, karšiukai, gal kuojos, gal dar kažkas nepaima. Vėjas sukilo kažkoks tai. Truputį pasisuko, taip išilgai pučia. Tai gauna ir mano krantas, ir kitas krantas. Ir kažkaip tai nustojo imt. Yra tų tokių prisilietimų, tokių bet kibimo tokio, kad ne, truputį anksti. Geras laikas tam atsidarimui tokiam, vat, pirmom žuvim sugauti. Prisiminti, kaip tai daryti, pamėtyti, jauko pamaišyti, paglostyti masalus, kabliukų aštrumą išbandyti. Tai va tam tikrai geras laikas. Bet kad dar prigaudyti pilną skiaurę žuvies, tai dar truputį anksti. Neleidžiu per daug arti kranto. Kažkaip pastebėjau, kad jei prie pat kranto, tai daug kibimų, daug tampymo visokio, užsikirtimų beveik nulis. Labai keista, bet kibimas visiškai nurimo. Įsidienojo ir nurimo. Na dabar gal kibs tik vakare, bet vakarinio tai jau nelauksim. Jau 1 valanda. Reiks vyniotis, rinktis, dėtis daiktus. Yra kaip yra. Na, svarbu atsidaryta. Svarbu pagauta. Dar palaukiam kokį pusvalanduką, dar gal kažkas, tai dar permesim kokį vieną kitą kartą. Dar gal kas užkėps. O, galima įsitraukti sietą, paleist žuvį, pasidžiaut. Išdžius greičiau. Tai taip ir reikia padaryti. Pasižiūrim, ką mes šį pagaudėm. Daug nepagaudėm, bet bus labai gera proga pasidžiaut tinkliuką. O, kaip tik išsitrauki, tai pradeda kibti. Gerai, pasižiūrim. O, gražus karpiokas. Kūdas, liesas. Gerai, susidedame šitą graibštą. Amūrai. Didesnis, mažesnis. O šitas karpiokas gražus. Oi. Karpiukai tai gražus, žvyniai. Matosi, kad kažkaip kartu su amūrais gyvena. Viskas, plaukiam. Va. Plaukit. Kažkaip tai taip. Visai nieko.
prasiplau dabar tinkliuką ir pasidžiaut, dar gal kažką tai pagausim. Kokį pusvalandį, manau, dar galima pagaudyti. Kol tokia pertrauka kibime, kol nekimba, pasižiūrėsiu į naują namuką pastatytą. Dar sėdėjo žvejai, kai atvažiavau, bet jau nėra, matomai, susirinko viską pirmam ar čia antram sektoriui. Nu, pasižiūrim. O, vaizdas neblogas. Vaizdas neblogas ir per langą vaizdas neblogas. Virdulys yra. O, visai faina. Liuks. Kas yra, kas viduj gyvena. Raktas, net galima užsirakinti, jeigu ką. Čia vaizdas geras į mažą tvenkinuką, o čia į didelį. Nu, apšvietimas. Kilimėlis kojom pasivalyti. Šildytuvas, vanduo ir gražios žuvys iš šito sektoriaus. Visai smagu. Liuks. Elektra yra ir čia, visur tik dega. Kažkaip galvoju, gal reikės atvaryti ilgesniam, pamiegot, pagaudyti naktį, kokį karpį ar šamą. Gal visai ir nieko būtų, bet truputį vėliau. Ne dabar, už mėnesio. Gerai, einam, pažiūrėsim, gal jų ten pas mus. Karpiokas koksai duodasi lanksto. Papylės žvyriuko ant takelio, smaguojt. Šaunuolis Kęstai. Čia va saulė taip šviečia ir čia nėra vėjo. Tai turėtų čia pasirinkti žuvies. Ale į milsa dydžio, kaip upėtakinis upelis. Reikia pagalvot, gal galima būtų įleist kokį upėtakį. Taip, meškerės nenuneštos, matau abidvi. Kibimų lyg tai ir nėra. Šu, kad kažkas lyg yra, bet nežinau, kas čia per žuvis. Čia turbūt iš tų, kur kimba, bet niekaip neužkimba serijos. Aišku. Va. Kokia. Karšiukai. Jie čia ir kimba man. Oi. Meškerę pataikiau. Kažkaip viskas įvyko atvirkščiai negu turėjo. Turėjo sušilti ir tada pradėti kibti, o dabar gavosi sušilo ir kibimai baigėsi. Nu va, kažkaip tai taip. Panašu, kad baigsim mes žūklę. Kiek čia rodo pas mus? Tuoj 2. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kol kas nekimba, o kibs nebent tik vakare. Na, bet jau nelauksim, pakuosimės. Kažkaip tai užsimaniau papietauti šiandien. Nieko nepasėmiau, jokių dešrelių, jokių sausų davinių. Kava baigėsi termose. Na, kažkaip tai taip. Tai va, toks tas sezono atidarymas dugninė meškerė. Metodu. Man visai patiko, nors žuvies nebuvo labai daug. Bet, na, ko norėt, kovo antra. Tai čia dar skaitau netgi labai gerai. Tai va, sezoną atsidarėm, svarbiausia, karpių pagavom. Na, ko daugiau reikia, reikia daugiau karpių, bet
Kai pavasaris įsibėgės, tai tų karpių tik tai, manau, daugės. Tai tiek, bičiuliai. Jeigu patiko, spauskit laiką, prenumeruokit kanalą, žiūrėkit, ką gaudau. Skambaliuką paspauskit, tada kai tik įkelsiu video, pling pling, žinosit jūs. Ir viskas, na ir čiau pakau. Ir susitiksim kitose žūklės. Iki. Nu, ką, einam dėtis daiktus. Nekimbat. Nekimbat. Gerai.